Sveiki, čia aš Baltoji lapė. Šis tarot kortų skaitimas yra bendras. Dėl privataus tarot kortų skaitimo rašykite į Messengerį privačią žinutę, tenais pabendrausime daugiau. Taip pat skatinu jūs būti aktyviais, rašykite su kuo rezonavo arba siūlykite temas, kuriomis norėtumėte, kad aš padirbčiau ir jums parodyčiau. Taigi, o šiandieną pasižiūrėkime, ką atneš jums rytojus. Ką atneš jums rytojus, kas jūsų laukia. Pasirinkimus kažkokius turėsite daryti. Pasirinkimus. Tarp kažko reikės rinktis. Kažką rinksitės. Taip rinksitės. Tai bus jūsų asmeninis pasirinkimas, sprendimas. Šiuo metu jūs gyjate. Esate žmogus su intuicija. Žmogus, kuriam galbūt išsipildo tai, ką sapnuojate, tai, ką pasakote, jūsų norai galbūt išsipildo. Esate intuityvus žmogus. Stipriai susijęs su gamta. Kas jūsų laukia? Jūsų pasirinkimas. Turite rinktis. Atvirai pasižiūrėti į problemą iš visų pusių, į savo pasirinkimus. Ir pasirinkti tą geriausią sprendimą. Kai kuriem iš jūsų tai bus sprendimas ar keliauti, ar apskritai kažko naujo, galbūt įsigijimas, pirkimas ar taupimas resursų. Tai susijęs su šeima. Gyvybės ratas, kuris susijęs su šeima. Tai reiškia, kad šeimininis sprendimas arba pagausėjimas arba netektis. Šiuo atveju negaliu tiksliai pasakyti, kuris. Čia vienas iš jūsų pasirinkimų.
tikriausiai bus, kas įtakos jūsų pasirinkimą. Be to, tai rodo, kas dedasi jūsų viduje, ką jūs svarstote. Ką svarstote. Dirbate. Turite dirbti, galbūt ir dirbate su savimi. Dirbate su savo laime ir su savo nuoskaudom. Pas jūs sudaužyta širdis. Pas jūs sudaužyta širdis. Reikia pradirbti savo traumas. Taip, ką rodo, reikia pradirbti savo traumas. Atlaisvinti energetiškai vietą. Kas dar čia jūsų nauja laukia? Kas dar čia jūsų nauja laukia? Kas dar čia jūsų nauja laukia? Priimsite sprendimą. Priimsite sprendimą. Padėti galbūt. Sprendimas, kuris padės tiem žmonėm, kam jūs čia padėsite. Kam jūs čia padėsite. Kam jūs čia padėsite. Kam jūs čia padėsite. Šis žmogus yra pastrigęs. Padėsite šeimai, kuri šiuo metu yra sustingimo būsenoje, sunku pajudėti priekiu. Tai gali būti ir vienas žmogus, giminaitis, draugas, draugė. Pasiūlysite savo resursų. Padėsite savo resursais, pasidalinsite, padėsite. Kas dar jūsų laukia? Jūsų laukia naujų jausmų atverimas, atsinaujinimas, tiesos priėmimas. Susitaikysite su savimi. Kas dar nesusitaikė, pradėsite, o kas galbūt jau taikote su savo vidumi. Kai mes susitaikome su savimi, tai priėmame ir aplinką mus supančią. Atsivers nauji jausmai, naujas žinios, supratingumas, tas žinojimas. Pradėsite jungti su savo aukštesniuoju aš. Taigi,
atsivers taip pat naujos galimybės. Kaip ir minėjau, jausmų atverimas, ateis tam tikros žinios, kurios padės suprasti. Matau, išmetė vyriškį, padės suprasti vyriškį, jo pasirinkimus. Kas dar čia? Taip, jūs jam padėsite. Jūs jam padėsite išeiti iš transformacijos, jūs jam padėsite pasikeisti. Jūs padėsite jam keistis, priimti savo šviesią ir tamsiąją pusę. Priimti jausmus, kurių vengia. Taip, priimti jausmus, kuriuos vengia, juos pergyventi iš naujo, susitaikyti su savimi. Kad ateitų šventė į bendrystę su jumis, kad įvyktų šventė, kad resursai padidėtų. Resursai gali būti nebūtinai materialūs, ten pinigai ir taip toliau, gali būti dvasiniai resursai, jausmai, kurių trūksta. Resursai tai visa teigiama energija, kuri šiuo momentu pasireiškia, yra užblokuota traumomis. Jas reikia pašalinti, kaip ir matėte, sakiau, transformacija ateina. Padėsite pereiti, galbūt einate, padedate padėti transformaciją. Atsiprašau, sergu vis dar. Padedate eiti transformaciją tam žmogui, kai kurie dar tik padėsite pereiti tam žmogui transformaciją. Čia skirtingai, palei kiekvieną situaciją yra skirtingai. Tai, kaip ir minėjau, čia bendras tarot kortų skaitimas, tai sunku pasakyti, kai yra bendra. Šiuo momentu nežinomybė. Šiuo momentu jūs kausto, matau nežinomybę. Nežinomybė kažkodėl jūs gąsdina. Jūsų antros pusės galbūt jausmai, o gal pasisakymai. Nežinau, kažkokia baimė. Baimė, jūs iš jos išeinat. Iš tos nežinomybės išeinat. Išeinat iš tos nežinomybės. Pradėsit matyti viską aiškiai, nes galbūt kažko nematėte, nežinojote, pradėsite situaciją visą matyti aiškiai. Pradėsite matyti aiškiai. Nustosit tiek save ar
artimą žmogų kankinti mintimis, baimėmis, nežinomybėmis. Pakeisite jūs abu savo gyvenimą. Abu pakeisite savo gyvenimą. Ateisite į bendrystę, kaip ir patvirtino, dar kartelį ateisite į bendrystę, į bendrą gyvenimą, jausmų sustiprinimą. Štai, bendrystė. Bendrystė, vat ateisite. Bendrystė tai kokia? Kas tikriausiai, ar buvote draugais, ar kažkas panašaus, tai tapsite pora, kas buvote, kas esate santykiuose, sutvirtinsite santuokos įžadais, galbūt kai kurie sustiprins pasitikėjimo jausmą ir meilės ir laimės jausmą. Taigi, o kas čia yra skirta labiau tiem, kurie jau bendraujate su kitu žmogumi. Taip, čia yra skirta tie, kurie bendrauja jau su kažkuo, yra užmezgę kažkokį tam tikrą ryšį, draugišką galbūt, nesvarbu kokią. Čia bus tie labiau. Taigi, sėkmės jums, štai kiek atneš jums daug visko. Čia ne tik rytojus, čia apskritai čia yra daugiau, pažiūrėjau plačiau iš tikrųjų, kas jūsų laukia. Tai jūsų laukia didžiulė kelionė, didžiulis darbas, padėti taip pat kitam žmogui, apskritai tiek tam žmogui, tiek jums čia laukia didžiulis darbas, didžiulė kelionė, pamokos, kad pasiekti tą bendrystę, tą laimę galbūt. Taigi, ačiū, kad buvote kartu su manimi. Rašykite, su kuo rezonavo. Siūlykit galbūt temas, nes aš tai paimu iš bendro diapazono, pasižiūriu, ką turėtume, apie ką turėtume kalbėti. Taigi, nežinau, šios temos kažkodėl labai tiek šiandien, tiek vakar atrodo, transformacijos pasakojimas, pamokos, nežinau, ar jūs nuo to bėgate ar bijot pripažinti, bet apie tai ir kalbos, man rodo, kad apie tai turim kalbėti ir tos temos tokios nepabėgsit, nes vien ateis, kas turi ateiti, neišvengsit. Taigi, siūlykite temas, rašykit, komentuokit, kas domina, su kuo rezonavo, nebijokit. Galit visada kreiptis privačiai, tenais pabendrausime irgi daugiau. Klauskite, kas įdomu, ką norėtumėt sužinoti. Bendraukit, nebijokit. Taigi, ačiū, kad buvote su manim ir iki kitų kartų. Būkit sveiki, nesirkit.